su mechaniniu gręžimu, kaip tokiu. Mechaninis gręžimas gali būti naudojamas įvairiems atvejams. Pirmas atvejis – tai inžineriniams tyrinėjimo darbams. Būtent šiuo atveju pabandysime mes atlikti. Nagrinėsime du grąžtus, du gręžimo būdus. Ir pačiu paprasčiausiai, plačiausiai taikomų pabandysime atlikti gręžimą. Aprašyti gruntus esančius čia, šitoje aplinkoje. Taip. Ir reikės ataskaitoje, kaip jūs per laboratorinius darbus darėte, atskirame popieriaus lape sužymėti gręžinys, nupašyti gręžinys numeris 1. Ir nuo nulinės altitudės žemyn, kas 15 cm, kadangi segmento atstumas yra tolygus po 15 cm. Kokius rašime gruntus, tokius jūs turėsite popieriaus lape pažymėti. Pažymėti sutartiniai ženklai. Taip? Masteliu? Nebūtina taip masteliu, bet, kaip sakant, eskiziškai, kad būtų panašiai. Artimai. Tiksliai nereikia, nebrėžinės. Bet išlaikant proporcijas. Būtinai proporcijas turi būti išlaikytas. Taip. Reiškia, po to turėsite ataskaitoje nubraižyti šito vieno grąžto, sraigtinio grąžto, reiškia, pjūvį, galvutes ir aprašyti patį sraigtinį gręžimą. Sraigtinį grąžtą ir patį gręžimą. Antra bus užsiėmimo tema, tai bus koloninis gręžimas, koloninis grąžtas. Koloninių gręžimų mes netliksime gręžimų, mes tik susipažinsime su koloniniu grąžtu. Paaiškinsiu, papasakosiu, kaip atrodo schema, kaip šitas koloninis gręžimas vyksta. Ir trečiame etape atliksime sraigtinio grąžto gręžimo, būtent grunto gręžimą. Ir jį aprašysime. Tai toks mūsų užsiėmimo būtų susitikimo tikslas. Dabar, reiškia, apskritai, dėl ko reikalinga ta mūsų inžinerinė geologijos praktika. Turbūt jūs visi žinote, ar nežinote, kad jūs per mokslo metus iki šios dienos, iki šios praktikos, tai yra šios dienos, reiškia, teoriškai daug ko išmokote, tačiau praktiškai turėjote užsiėmimus tik tai laboratorijoje. O dabar, kad galima būtų natūraliai, gamtoje pamatyti ir susipažinti su tais, reiškia, gruntų tikrinimo, reiškia, pažinimo prietaisais, jūsų kaip tik ir yra tikslas šiuo metu tai padaryti. Tai jūs jau turbūt praeisite, žinosite, kaip, su kokiais prietaisais galima, reiškia, pažinti grunto fizinės savybės, su kokiais prietaisais galime, reiškia, pažinti ir patikrinti grunto mechaninės savybės. Tai va, fizinės ir mechaninės savybės turbūt jums iš teorijos žinot, kokiais atvejais, ką galime pamatyti, ką galime padaryti. Jo? Tai va, o kad šitos savybės virstų tikrovę ir praktiškai galima būtų pritaikyti, tai yra atliekami inžineriniai tyrinėjimai ir tuo būdu yra, kaip sakant, atliekamas mechaninis gręžimas arba rankinis gręžimas, priklausomai nuo vietovės, nuo vietos ir tikslo ir, taip sakant, atliekami statiniai arba dinaminiai zondavimai. Tai yra patikrinama, koks grunto stiprumas. Taip? Tai šiais dviem būdais galime patikrinti, taip sakant, gruntus, statant patį pastatą. Tai yra įrengiant pamatus pastatą. O, tarkim, dar yra papildomi, reiškia, tyrimo būdai, kur, taip sakant, mes kalbame apie gelmes, apie sluoksnius, reiškia, statinių ir dinaminių zondų, bei, reiškia, mechaninių gręžimų, ar tai rankinių gręžimų. O jeigu reikia ir tiesiant
tiesiant, taip sakant, tranšėjose atramas statant, įrengiant patį juostinį pamatą, naudojami, jūs turbūt žinot, kad tai yra dinaminiai štampai. Dinaminis štampas kokio gylio gali patikrinti grunto tankį. Kas žinot? Dinaminis štampas daugiau negu 5 cm. Jėzus sakė. Dar nedarė. Oi, nedarė. O dinaminį zondą darė? Nu, kokie gylį galim su dinaminiu zondu? Metro. Metro darėm šiandien. Ne. Pusvalandos metrų. Kur darėm šiandien? Metras. 15 metrų. 15 metrų. Rankiniu jūs tiek nepadarysite. Ai, tai rankiniu. Rankiniu dinaminiu zondu jūs nepadarysite. Mechaniniu taip, galima būtų padaryti. Bet rankiniu jūs to nepadarysite. Aš kalbu apie rankinį. Rankinį dinaminį štampą ir rankinį dinaminį zondą. Rankinį dinaminį zondą visai teisingai. Čia kolega sakė, metras, pusantro, galime tą padaryti. Tą galima padaryti. O su dinaminiu štampu jūs sužinosite. Ten truputėlį gyliai yra mažesni, tačiau jų tikslas yra kitas. Tai yra plokštumą patikrinti, kadangi tai tokie prietaisai, kurie reikalingi, kaip minėjau, dėl, reiškia, grunto pažinimo. Dabar, vienu žodžiu, mechaninių grąžtų ir gręžimo būdu, reiškia, galime, kaip sakiau, galime įvairiais atvejais naudoti įvairius grąžtus. Reiškia, paminėsiu 3 dalykus. Tai yra, sraigtiniais grąžtais galime atlikti inžinerinis tyrinėjimo darbus. Reiškia, antras etapas, tai būtų įrengiant kažkokius tai gręžtinius polius. Kitaip sakant, naudoti statybos atveju, jau pačioj ne tyrinėjimo stadijoje, reiškia, o jau pačios jau statybos. Tai vėlgi, reiškia, tie sraigtiniai grąžtai būna įvairių tipų. Reiškia, taip sakant, nuo skersmens, nuo 80 mm, tai yra nuo 8 cm skersmens, aš turiu omeny apie mechaninį gręžimą, iki metro skersmens. Taip pat ir įvairių ilgių. Inžinerinėse tyrinėjimo darbuose naudojami plačiausiai yra būtent va šitokie, tokio ilgio ir tik tai skiriasi skersmenis. Skersmenis priklauso nuo to, kadangi jūs įsivaizduokit, kuo, reiškia, skersmuo masyvesnis, didesnis skersmuo, tuo didesnis yra šerdis. Tai vadinamas, reiškia, grąžto pagrindas. Va, tai šiuo atveju tokie grąžtai naudojami stipriuose gruntuose. Silpniuose gruntuose naudojami mažesnius skersmens ir silpnesni grąžtai. Dėl ko dabar tie reikalingi? Matot, reiškia, plonesni grąžtai yra greičiau prasigrėža, mažesnis skersmuo, greičiau jisai geriau sminga į gruntą ir galima, taip sakant, lengviau įgręžti ir lengviau ištraukti. Tačiau yra trūkumas koks, kada didelis gylis, sutikus kažkokius tai, reiškia, riedulius ar tai labai tankius grunto sluoksnius, galima plono, nedidelio skersmens, reiškia, grąžtą, paprasčiausiai nusukti, gręžiant, arba jo, taip sakant, traukiant jį trūkstant, reiškia, nulaužti. Tai žodžiu, yra, kaip sakant, vienais atvejais privalumas vienas, kitais atvejais privalumas yra kitas. Taip kad užtat yra naudojami įvairių skersmenų, reiškia, sraigtiniai grąžtai. Dabar sraigtinis grąžtas susideda iš ko? Jūs ne vienas namuose naudojate praktiškai, kaip sakant, rankinius grąžtus, kuriais galima sieną gręžti, galima metalą pragręžti. Tačiau grunto grąžtai principas labai panašus, tačiau truputėlį skiriasi, reiškia, pats pagrindas, tai yra galvutės. O šiaip šonai, taip sakant, sraigtas labai panašus. Tačiau, reiškia, skiriasi gabaritai, skiriasi ilgiai, skiriasi, taip sakant, galvutės. Dabar, reiškia, sraigtinio grąžto naudojamo inžinerinės geologijos darbuose yra skirstomi į kelis tipus.